Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka dalyvavo bibliotekos pažangai 2 projekto skelbtame konkurse ir projektą laimėjo. Mūsų projektas vadinasi Pažangėjanti biblioteka kiekvienam, skirtas bibliotekininkų bei partnerių, kaimo bendruomenių bei miesto gyventojų informacinių technologijų kompetencijų kėlimui. Projektas vyks 18 mėnesių. Šiandien įprasminome kaip ir projekto pradžią. Pirmame projekto etape mokysis kaimo bendruomenių, miesto bendruomenių partneriai ir viešosios bibliotekos darbuotojai kels kompetencijas informacinių technologijų srityje, vaizdaus turinio kūrimo srityje. Vėliau turės galimybę įkurs mobilią klasę, kuri važiuos į kaimo bendruomenės, kaimo filialus. Taip pat bus viešoje bibliotekoje, vyks mokymai gyventojams ir visi turės galimybę ne tik mokytis, bet vėliau ir šioje klasėje dirbti su naujomis programomis, filmavimo, nuotraukų tvarkymo. Tai sudarys galbūt visuomeniai galimybę viešinti ne tik savo gyvenimo, savo vietoje gyvenimą, bet ir viešinti viso rajono naujienas, kaimo bendruomenių naujienas per vietos televiziją, laikraščiuose, padės tvarkyti savo asmeninius archyvus. Šią progą turėjome šventę, akciją, pasodinome obelaitę, kuris simbolizuos šio projekto vaisių davimą. Kartu su mumis akcijoje dalyvavo rajono savivaldybės meras, mūsų partnerių atstovai, miesto bendruomenės nariai. Tikimės jų palaikymo visame projekte ir gražaus bendradarbiavimo.